Sveiki, Hebra. Daro. Su manimi yra Šultė. Aš to susipažinau iš tikrųjų per gyvai sušaukėjimą. Jisai atėjo į susitikimą. Ir papasako apie jisai, sako, kad užsiima snukerių žaidimu. Kad domisi alfa vyrų psichologija, bendravimu su moterimis. Ir man porą kartų paskambino telefonu ir prašė patarimų. Tiesiog kažkokius mano nuomonės, kaip aš mąstau tuo ar anuo klausimu. Aš suteikiau po valandą tą, kiek mes ten pašnekėjom, 15-20 minučių, nesvarbu. Ir porą kartų dabar trečią sakau, kažką tu man pasiūlyk, nes, aš esu linkęs į tuos santykius, kai tiek viena pusė kažką duoda, tiek ir kita duoda. Ne taip, kaip viena duoda, o kita rauda. Styga. Tai va, esmė, iš tikrųjų, man po to jisai pasiūlė snukerį pasimokinti žaisti. Ir blemą, galvoju, puikiai galimybė. Iš tikrųjų, man šitas žaidimas tuo traukia, kad skirtingai ne biliardas, jis yra mažus skilutės, daug kamuolių, reikia tą raudoną pirmą įmušti ir sudėtingumas, iššūkis čia yra. Biliardą sužaidęs jau ne vieną kartą, nėra tik iššūkis. Stabdysiu pūlas. Pūla. O snukeris, čia kažkas tokio naujo, niekada nebuvau žaidęs. Aš atvykau prieš savaitę iš Šultės pirmąją pamoką, jis mane pamokino, kaip stovėti, kaip tą ranką laikyti, kaip mušti. Biškis strategijos. Tikrai esu labai dėkingas ir Šultė, papasakok trumpai apie save, prisistatyk. Tai va, aš esu Vilius Šultė, žaidžiu pustrečių metų snukerį. Per tos pustrečių metų aš pasiekiau tikrai daug. Esu Lietuvos numeris 2 ir esu Baltijos lygos numeris 1. Tai žmonės, jeigu siekite savo svajonę, tai jų ir siekite. Nenuleiskite rankų niekada gyvenime, nemalkite šlamštų niekada gyvenime. Jeigu tą darysite, sieksite savo tikslą, pasieksite tai, ką jūs norite pasiekti. Tai tiek. Vėl. Ką, einam žaisti? Einam žaisti. Tai čia yra partijos pradžia ir pirmo išmušimo esmė palikti priešininkui sunkią situaciją. Tai aš mušu į raudoną piramidę ir stengsiuosi, kad baltas atsimušdamas nuo 1, 2, 3 ir galbūt 4 bortų atsidurtų šitoje zonoje. Nuplaus baltą priemamas pro kampą, kamuoliukų ir jisai įsikurs ir jį pasakys man labai nepatogią poziciją. Tai aš dabar tai darysiu. Kaip matote, išmušimas gan sėkmingas. Praktiškai labai vienai. Ką, mane išmokino jisai stovėti, taip reikia nusitaikyti. Pirmas, antą. Kaip matote, Airinas atliko šitą smūgį gan sėkmingai ir man paliko tikrai sunku rutulį, kurio man neapsimoka mušti. Bet matote, šitos du rutulius prilipusius vienas prie kito. Va šitą situaciją. Tai aš dabar mušiu specialiai šitą raudoną šitos rutulius ir bandysiu tą baltą palikti ant rožinio rutulio. Mušiu šitą raudoną, pataikysiu šitos du prilipusius rutulius. Smūgis buvo sėkmingas iš dalies, bet truputį nepataikiau, dėl to nepalikau jam. Klausykai, kaip čia dabar daryt man? Šiuo atveju tau reikia padėti ranką aukštą deltelį. Tai turi dėti ant šitų, ant 4 pirštų ir va taip, į lazdą aukščiau laikyti truputį. Va taip. Taip, aukštas pirštus, mums reikia šitą matą. Va taip, jo. Atsargiai. Bet aš tą tiltelį laikau. Muš, gerai laikai. Atsargiai, tik jodo nepaliesk. Tai trupus gali. Tai va, kaip matote, Airinas smūgis liko nesėkmingai, bet jis man nieko nepaliko. Man yra žiaurus minusinis kampas ir aš jo tikrai nemušiu. Nebent. Taip tau reikia. Tai va. Tai aš stengsiuosi baltą vėl prie trumpo borto
palikti. I can't tell you what I can't see. I only know what's true to me. Matot, palikau labai sudėtingą raudoną. Matas. Nežinau, ne. Pabandysim daryti giliai. Labai tolimą, labai sunku yra. Kaip tai? Ką vėliau su tolimais daryti, kaip nusitaikyti gerai? Aš šiuo atveju patarčiau nemušti šito rutulio, kadangi iš tokio mušimo jokio... Tolkų nėra, ne. Los pro raudoną, ne. Aš manyčiau, kad tau reikėtų mušti, pataikyti į šitą raudoną kraštą. Tada baltas atsitrenks ir grįž į tą saugią zoną. Irgi stovėsime pataisyklių. Jo, sulenkta, būtinai sulenkta koja. Žemiau stovėk. Jo, žemiau stovėk. Ir ranką šiek tiek toliau laikyk, kaip muši. Jo. Šį kartą Airinas man paliko raudoną rutulį. Labai gerai. Įmušiau raudoną. Įsivedžiau mėlyną. Kaip čia tie taškai yra jau? Raudonas 1 taškas, dabar mėlynas 6 taškai. Dabar aš mušu mėlyną ir vesius turbūt ant šito raudono. Aš mušu gal apie tas tusių. Tas įsigrando raudoną. Tas, kuris yra atsiplėšęs. Ai, šiandien iš tą. Jo. Kadangi gelbė labai greita, tai aš pasilikau 2 opcijas šitą rutulį. Dar yra. Tai reikia po kiekvieno mušimo spalvotą išimti iš lūzos. Mušiu dabar šitą rutulį į vidurį, stengsiu įsivesti mėlyną šitą zoną, kad galėčiau vėl į raudonus grįžti. Nelabai supratau, kaip tu darysi. Mušiu šitą raudoną ir bandysiu grįžti ant mėlyną. Jo, šį čia matai. Čia labai sudėtingas... Operatorių parodyti iš to kam. Čia gerai matai. Iš čia. Darysi raudoną. Aišku, yra lengvesnė opcija, aš galiu šitą raudoną mušti ir mušti su tokiu kampu, kad jis vėl grįžti irgi ant mėlyną. Tai aš turiu 2 variantus. Tai aš renkuosiu šitą. Ai, leisnės, kur leisdavo. Ir atsitraukti. Truputį nepataikė, kur reikia, dėl to baltas atsitrenkė raudoną ir liko šitoje vietoje. Šiuo atveju aš turiu sudėtingą rožinį. Daugelio atveju aš, priklauso nuo savijautos, jeigu aš labai gerai jaučiuosi, tai aš jį mušiu. Bet jeigu aš labai blogai jaučiuosi, nesu formai, tai aš paprasčiausiai atsižaisiu. Tai mušiu paprasčiausiai juodą, bandysiu pataikyti, bet kad baltas būtų vėl namų zonoje. Jo. Bet kadangi šiandien gerai jaučiuosi, tai aš mušiu rožinį rutulį, stengsiu pataikyti raudonus, atlaisvinti raudonus ir kad toliau mušiu raudoną. You love me like you're waging war. You love till I can't stand.